Yra penktadienis, laisvų skraidymų diena, organizatoriai jokių užduočių neparašė ir pagrindiniai du takai bus užblokuoti, nes tako gale bus kranas, bet kilti galima bus iš ten to milžiniško Boeingų tako. Tai, žodžiu, kiekvienas, kas savo susiplanuoja kokį maršrutą, gali skristi. Tai vakar man taip pasisekė su anglais. Jie savo pasiruošė maršrutus, juos jau apskraidė ir netgi nuotraukas šitas su iš Google Earth pasidarė. Tai aš kažkaip su jais pašnekėjau, jie man patys pasisiūlė irgi duoti tą žemėlapį, davė žemėlapį tokį, ranka pieštą, tokį atkopijuotą, čia jų pačių darytą dar Anglijoje, aš kaip suprantu. Tas nuotraukas irgi atspausdino. Tai persipiešiau tą patį žemėlapį savo ant geresnio žemėlapio, nes čia žalios spalvos, kaip matot, beveik nėra miškų. Ir susigraduoju minutės ir bandysiu kaip kovinę užduotį išsibandyti šiandien. Ką tik nusileidau po navigacinės užduoties. Praktiškai visi jau grįžę. Dar poros orlaivių, poros skraidyklių nėra. Tai trumpai apie užduotį, jinai buvo pakankamai ilga. Apie 2 valandos 10 minučių. Radau visas nuotraukas, išskyrus vieną. Čia geležinkelis buvo. Aš pradžioje galvojau, kad čia kelias, ieškojau kelių, o paskui supratau, kad čia geležinkelis. Ir greičiausiai jinai buvo kažkur tai čia . Ten, kur mėlyna linija yra maršrutas ir ten šalia yra baltas keliukas ir jisai palenda po geležinkeliu. Tai kuro liko nedaug, keli litrai, keli kilogramai. Bendrai neblogai. Kas buvo blogai, šitas pas mane nusinulino. Aš pradžioj paspaudžiau, bet nuo vibracijos jam kažkas nutiko, kaip dabar. Ir jis paskui vėl įsijungia, bet rodė nulis, laiką vėl nulinį. Tai teko skristi be laiko, kažkiek orientavausi pagal šitą, bet paskui tiesiog skridau be laiko. Tai labiau gavos treniruoti, ieškoti nuotraukas ir sekti maršrutą visą. Ir apskristi, aišku, naujas vietas. Čia tose vietose buvo labai gražu. Ten tokie slėniai, daug kaimukų. Pavyzdžiui, šitas tolimiausias kaimas, jisai buvo slėnyje tokiam. Tai iš čia skrendant jo nesimato, to orientyro nesimato. Paskui čia irgi buvo įdomi, čia irgi tas pats šitas slėnyje. Tai žodžiu, buvo įdomu. Išbandyti viską reikėjo, nes čia matomai maršrutų bus per varžybas. Tiesa, čia 28 laipsniai dabar ant žemės. Rodo 30 jau. 31 beveik. Tai čia gal ant saulės užkaito. O ten viršui buvo apie 20. Tai visai normaliai. Kuras jau baiginėjasi. Tai prisipilam vėl. Rytis išskrenda į anglų maršrutą, tą sutrumpintą variantą. Tai sėkmės jam. Iki saulės laidos, nežinau, čia dar kelios valandos liko, tai spėsi dar. Turėčiau spėti. Kiek dabar valandų? Jeigu ne, važiuosi, skrisit ieškot manęs. Važiuosime. 7 dabar. 7, tai 2 valandas turi. Jo, yra, iki. Taip, o mes su Vaidu baiginėjom kuro pilstymo procedūros. Tiksliau, visokias smulkmenas čia reikėjo ten prisirišti, visokius laidukus, ten laikrodukus ir taip toliau prisitvirtinti ir baką. Laikrodukus, tai šituos. Šiandien šitas man visiškai nustojo.
Tai biškai perdariau, va čia va priklijavau tą bateriją, kad ten jau jokiais būdais man ten nieks niekur neiškristų. Ir dar čia bus antras laikrodis pagalbinis. Toliau baką iš naujo ten mes įperišom, kad va viskas gražiai įsitemptų, būtų viskas savo vietose. Ir dabar graduojamės va po 1 kilogramą, pilstam į baką ir graduojam va šičia. Kad viskas būtų tiksliai, taip kaip skrisim, priekinis ratukas pakeltas. Kad aš ore žinočiau, kiek kilogramų, o ne litrų aš suvalgau. Gerai, mes einam toliau dirbti. Nu ką, rytoj čempionato atidarimas. Visi laisvėjai skrydžiai baigėsi. Mes atrodo pasiruošėm, baką prisitvirtinom, susigradavom, visas smulkmenas pasidarėm. Prancūzai čia darė tokias grupinės nuotraukas. Kažkas dar prie savo skraidiklių pasikrapštė. Bet iš esmės jau viskas. Visi jau tokiom, jau vos ne šventiniam nuotaikom gyvena. Šiandien čekų dar balis nusimato, o rytoj atidarimas. Va taip va. Žiūrėkit, jums parodysiu prancūzo Cyrilo užpatentuotą idėją. Žiūrėkit, problema tame, kad kai leidžiamės į deką, kameros filmuoja iš šono ir kai pamato, kad ratai sukasi, va, pavyzdžiui, dėl to uždedami tokie balti. Kai ratai sukasi, reiškia jau palėtė žemę ir nuo tos vietos jau reiškia jau orlaivis, nu kaip sakant, jau palėtė. Bet jeigu ratai nuo oro srovės sukasi visą laiką ore, tai gali užskaityti, kad tu nusileidai prieš, reiškia per anksti. Tai kad to nebūtų, kad taip nenutiktų, yra labai paprastas sprendimas. Vat, šlanga eina į va čia, vat, liečiasi į visus špikius ir netrukdo važiuoti, bet ore stabdo ratus. Ir vienas ir kitas taip pat. Matot, čia kaip vaikystėje darydavom dviračiams. Tai jūs tęskit procesą. Grįžo mūsų duetas, galime sakyti. Jo, tai kur buvo tandemas, jo, papasakokit. Buvom, žinai kur? Mes čia vat esam dabar. Su tavim šnekam anekdotus pasakojam. Tai čia pas mus šiaurė, ne? Tai pala, aš iš tos pusės, kad... Jo. Mes šiandien pasėmėm tokį nedidelį maršrutėlį, žinomais mums keliais, kur prieš tai jau kažkur skridom link tų didelių ežerų. Aha. Galvojam, vėjas iš tos pusės, nėra kur labai toli skristi, aplinkui tos zonos, lysti jas nenorėjom, nes jos aktyvuotos, neaktyvuotos, bet kad būtų visiškai saugiem, tai nelindom. Mes šitų kelių, kad nepasiklyst, varėm, čia toksai... Jo, čia toksai kalnas, atsimeni tas toks, kur viršūnė. Ai, praplikęs toks, taip. Tai pro jį pasukom, paskui pamatėm čia ant kalno, šitas amerikiečių tas kažkoks tai memorialas. Toks aukštas kalnas ir toksai didelis. Ai, ir ten kažkoks bokštas. Jo, čia tokias laukimių radom, sakom, davai varom tenais. Tai mes pasukom, gerai kaip tik saulė į nugarą, žinai, labai gerai viskas matos, nes prieš saulę skris pats žinai kaip. Tai apskridom į ratų, paskui sakom, davai pasižiūrėsim, kur va šita zona, kraštas, kurios yra. Kampas, jo. Tai mes pagalvom šitų geležinkelių, labai gerai matosi, lėksim iki sankirtos ir paskui surasim tą vietą. Ten toks stulpas elektros, kaip antenas stovi laukuose. Tai mes atvarėm virš bėgių, tada pasisukom pro tą anteną, paskridom dar link čia toks tiltas, niekur čia plotas. Va šičia, mes tada čia pasukom šitaip, čia toks serpantinai tokie įdomus, paskui čia toks tiltas geležinkelių įsišakoja ir mes per jį bumt. Apsukom. Kažkur, man atrodo, ar net toj vietoj, va čia toksai labai gražus tiltas, va čia kur užsilenkia į tą pusę, ten toksai arkinis, ten toksai senovinis. Tai jie visi arkiniai. Ten slėnyje toks. Jo, tai va tokį padarėm lengvą, kiek mes čia 52 minutės paskridom, 10 litrų benziniuko, savo ramiai, tai biškai šiltas su Bet jo, oras dabar jau toksai geras, tai ramu turbūt, nebuvo termikų ten. Nebuvo nieko, tinginio oras. Tai va, navigatorius gerai susitvarko su savo užduotim. O pas tave buvo kažkas nupiešta? Ne, pas mane nebuvo, aš tiesiog pagal tos pačius orientyrus gamtoj. Čia vakarykštė, ne mūsų užduotis? Jo, paėmėm tą patį. Nes aš paėmiau tą didelį žemėlapį, kur davė jie, kad aš turėčiau... Jo, aš irgi tokį. Nes iki krašto, kai skrendi, kur mes čia skridom. Čia nesinori, žinai, iki krašto, kai jau neturiu toliau žemėlapį. Tai aš paėmiau šitą, bet įvėjas labai atkelinėja. Tai va, tai bet pas tavęs stiklas yra stiklas. Ir po jo tokį daro sūkurį ir to jie tokį... vis tiek viską kelia. Kaip sakiau, navigatorius labai šauniai dirba. Klausiu, ar tu matai tą vietą, mato, jeigu ten dar net mane kelis kart patiksino, žiūrėk, sako, ten reikia lėkti. Točnai tenais reikia lėkti.
Tai labai gerai susikalbam, labai gerai aiškiai viens kitą girdim, nes įranga O kaip gera. technika pasiruošė? Jo, ekonominio bako mes neturim, nes jeigu didelis kiekis, vis tiek mes negalim nieko išlaužti. Ekonomijos didelės irgi čia nelabai tas variklis. Jo, tarp kitko šiandien vašnekėjau su Cirilu, pas jį ten ekonominis bakas yra ten kažkur 15 litrų. Aha. Ir ten jo vadas iš kažkur ten, žodžiu, jau sakė, kad gali būti 22, bet man atrodo 22 tai čia yra dviviečiam. Taip, mums. Jo. Tai- 2 kg. Tai va, Mes sprendėm, turim kūro srauto tą matuoklį, jis panašiai rodo, Mhm. mes labai nesiparinsim. supratau, tai pas jūs problemos nėra, o pas jį problema, pas jį tas bakas čia prikabintas, tai sako, dalį pilsiu čia, dalį pilsiu į didelį Jo, baką, iš to viso iš apačios nieko nesimato, siurblio pas jį nėra, nu, žodžiu, tokių va yra. O šiaip technika gerai, fainai Sėkmingai lekia. praėjom inspekciją. Sėkmingai inspekciją praėjom. A, tai, bet jūs patys išsikvietėt, Mes prieš išvažiuodami. bet ir, šiaip aš įsivaizduoju, kad rytoj turėtų praeiti dar kažkas, tai ir šiandien ėjo, Šiandien jo. bet kažkaip, Bet mes nuėjom į rytę, nes mes norėjom išvažiuoti šampanę pasižiūrėti, kas ten gera. nu, aš nieko nežinau, kada kas eina, tai iki manęs niekas taip nedėjo. Nes jis praėjo per visus su dviračius toks. A, tai gal tai- Klijavo visur lipnės juostas ten, kur negalima naudoti. Prietaisai, Ai. GPS, radijos, tai visur užklijavo visiems. A. Pas mus mes, kadangi sakė, Nu. jūs esat labai paprasti, Nu, tai pas mane irgi, pas mane jokios ten radijos, jeigu nėra, tai ten nėra ką klijuoti. Nu, GPS-o ir kad prietaisai, kad ten kažko nerodytų. Tai jis O, patikrino. nu, GPS nėra, tai ten, nu, tai ką, tai nieko. Tai va. Na, tai man tada... Tai pasiruošę varžybos atidarimui. O kas liečia šiaip techniką, tai labai patenkintas šito orlaivio. Senai galėjau tokį variklį užsidėti ir skraidyti savo. 11 litriukų valandai, Mhm. dviese, eina piestų, 3-4 metriukai kilimas. Tai labai faina, vairuojasi gerai. Vietos užtenka. Matomumas gal biškai užstoja tas puodas, žinai, visą vaizdą, bet Mhm. per šonus. Bet šiaip labai gerai. Tu irgi jau pasiruošk savo, kitą met galėsi lėkti. Nu jo, pas mane praktiškai toks pat, tik spalvas biškai skiriasi. Tai bus dvivietis konkurentas mums. Ne, aš jau dabar jau kelis metus jau niekur nebedalyvausiu, man jau užteka. Nu gerai, Tai- Palauksim kitų metų, pažiūrėsim. ne, aš jau viskas, jau sakiau, jau šį kartą važiuojant jau viskas. Nu gerai, tai ką, šiandien, ką, liko tada pas čekus nueit ir užsičekint ir viskas. Ir šiandieną viskas, rytoj atidarimas.